Ar fantastika padeda atskleisti realybę, ar labiau padeda nuo jos pabėgti? Manau, kad atskleisti, nes gali populiariom priemonėm papasakoti ir apie filosofinius dalykus, ir apie mokslinius dalykus, ir apie žmonių žmogiškas problemas gali pakalbėti ne taip banaliai kaip mūsų įprastoj kasdienybė, o kitokiom sąlygom. Tai padeda realybėje. O kiek daug fantastikos yra jūsų gyvenime? Man atrodo, kad aš dirbu pakankamai senesnių laikų sampratą fantastinį darbą. Galiu pakeisti mikroorganizmus, galiu juos priversti kažką padaryti, ko reikia žmonėms. Tai jau vien tokie dalykai kadaise buvo grinai fantastiniai.